Tai iš anksto pasiruošiau klausimą. Sveiki, šiandien noriu trumpą epizodą nufilmuoti, truputėlį gal kitam kontekste. Tai šiandien bendrausiu su Google dirbtiniu intelektu, jau pažengusiu, kaip sakau, Google daktaru. Bandysim pakalbėti apie nugaros skausmą. Inscenizuosiu tam tikrą tokį klasikinį paciento atvejį, kurį dažnai girdžiu dirbdamas. Tai įsivaizduosim, kad 36 metai, vyras, pusę metų skauda nugarą, skauda pasilanksčius, po fizinių darbų skausmas nepraeina, jau ima nerimas žmogų, jau žiūri, kas čia vyksta, bijo, galbūt tai bus stuburo išvarža. Tai žiūrėsim, ką būtent šis būtent dirbtinis Google intelektas, Google daktaras būtent pakomentuos. Tai iš anksto pasiruošiau klausimą, kad neužtrukt laiko negaišti. Ir klausim. Rašo, kad yra informacinio pobūdžio ir dėl reikėtų konsultuotis vis dėlto su medicinos ar ne profesionalu. Pirmiausia, noriu jūs nuraminti. Jau gerai, nes negazdina, kaip dažniausiai būna, kad gazdina žmogų rimtom problemom. Gydytojai, pavyzdžiui, senesnio kirpimo. Sekančioje dalyje aiškina, kad tai yra būtent lėtinis perkrovimas. Ir aiškina, kad jeigu giliai raumenys nėra pakankamai stiprus ar ne, stuburą palaikantis raumenys tiesiog pavargsta ir nuolat persitempia. Dėl to gali skaudėti. Labai logiškas atsakymas, nes tokią mintį pats iš karto turėčiau mintyje. Cielinių diskų nusidėvėjimas, diskopatija. Taip, su amžium keičiamės, bet stuburas jisai vis tiek, kaip sakau, stiprus išlieka. Tai šitas gal toks truputį kaip ir teisingas, bet ir nelabai. Facietinis stuburo sąnarių sindromas, tai vėlgi tam tikri pakitimai. Labai geras atsakymas: stuburo išvarža arba protrūzija. Taip, atmetus kitas priežastis, tai įmanoma, tačiau pati išvarža savaime nėra nuosprendis. Daugybė šio amžiaus žmonių turi išvaržų, apie jas net nežino, nes jos nespaudžia nervų šaknelio. Tai šitas atsakymas labai geras yra, nes būtent didžioji stuburo išvaržų dalis ir yra besimptomės ir tik nedidelė dalis provokuoja simptomus ir nieko gydyti čia nereikia. Tai iš tikrųjų pirmas, ketvirtas atsakymas labai geri, antras, trečias toks, kaip ir nieko blogo. Ar verta bijoti išvaržos? Baimintis tikrai nereikia. Ir rašo, apie 20% atvejų sėkmingai gydomi be jokių operacijų, kineziterapija, taisyklingo judėjimo įpročio keitimų ir esant reikalui trumpų priešuždegiminių vaistų kursų. Tai čia visiškai teisingai, tas sako mokslo gairės, kad būtent didžioji dalis ar ne išvaržų, būtent jos gydosi elementariais tam tikrais judesiais ar ne pratimais, pozicijomis. Tai paprasčiausia kineziterapija, tai reikia paprasčiausiai žinot, ką daryti. Taip, ir čia kalba apie raudonasias vėliavėles, kada reikėtų sunerimti. Tai būtent jeigu jau skauda žemyn į koją, į pirštų apačią, iki pat pirštų galų, pėdos aptirpimas, silpnumas kojų, šlapinimosi, tuštinimosi kontrolė, būtent nevaldymas, čia rimtas simptomas, skausmas stiprėja naktį, ar galbūt tarpvietės zonos aptirpimą paminėčiau. Taip, kadangi jau pusę metų skauda, tai rekomenduoja gydytojo apžiūrą. Tai viskas teisingai, tai turi ir apžiūrėti, ne tik tais, kaip sakau, apklausti ir kažką paskirti vaistus. Dabar dėl tyrimo. Tai viskas logiška, tik tais vėlgi turėtų būti jau apžiūros metu tie būtent išvaržos simptomai arba kažkokie kažkas iš tokių blogesnių, ar ne, kad jau nusiųsti.
MRT darytis, nes šiaip nereikia. Va, kineziterapija jūsų pagrindinis vaistas, ar ne? Tai iš tikrųjų va, čia pataiko, nes tai va, tikslingi pratimai stiprintis pilvo ir nugaros raumenis. Dažniausiai visiškai išsprendžia tokias problemas. Tai va, tai labai geras atsakymas, tokio ir tikėčiausi, nes būtent dažniausiai vat, nugaros skausmus ir sukelia ne pakitimai kažkokie išvaržos, bet būtent silpnas raumenynas ar ne, tam tikri disbalansai. Tai vat, ir patarimus duoda namų ruošos metu, nesilankstykit per juosmenį, išlaikykit nugarą tiesą, venkit ilgo sėdėjimo, kas logiška, vat, keičiam padėtis, atsistojam pasivaikštom, lengvas judėjimas, jeigu skauda neaštriai, vat, savo po truputį judam, maitinam diskus. Tai vat, ir toliau nuramina, kad 36 metai, puikus amžius, aš kaip sakau, savo amžių įmedžiau, tai kūnas dar labai plastiškas, tai dar nesu visiškai senukas, tai gal irgi tas neblogai. Mhm. Tai va, tai tokia, kaip sakau, trumpą apžvalgą pasidarėm, tai ką galiu pasakyti, kad iš tikrųjų negazdina dirbtinis intelektas, kaip dažnai būna, yra atsakymai iš tikrųjų logiški, tai vertinčiau 10-baliai skaliai atsakymus gal kokiam stipriam 8, tai tikrai, sakau, viskas logiška, aiškiai, tai vat sistemiškai, tai va, tai žodžiu, gerai pataria. Tai tikrai, jeigu ieškot dar papildomo, kaip sakau, geriau, žodžiu, esmė kaimyno ar ten kokio giminaičio geriau neklausinėkit, kaip gydytis nugaros skausmą, nes, kaip sakau, ten pataria, kaip sakau, truputį ne į temą dažniausiai, tai galit šiek tiek ir pasikonsultuoti su dirbtiniu intelektu, tai bent jau į tą pusę užves, į kurią reikia. Tikiuosi, žodžiu, buvo epizodas įdomus, tai bandysiu daugiau tokių šiek tiek pakurti, pasikalbėti su dirbtiniu intelektu tokiom, kaip sakau, tam tikrom klasikiniam temom, kurias vat girdžiu savo darbe. Tai, žodžiu, iki sekančio karto.